O čia dabar ką? O čia dabar bus? Čia dabar yra būtent tada sumaišytas šampūnas. Balinantis, ar ne? Balinantis ir didinantis apimtį. Šiaip jisai yra labai mėlynas, bet jisai yra atskiestas vandeniu ir sumaišytas su kitu šampūnu. Šiaip tai čia pagal poreikį galima maudytis vienu arba kitu. Jeigu netrūksta apimties kailį, tai tada galima to antro šampūno ir net nepilti. Jeigu kailis tikrai baltas, nenorite pašviesinti atspalvį ar kažko, tai galite tada tik įstoti ant didelį išmaudytis. Galite iš vis ne vieną. Galima ten, aišku, išmaudytis to paprasto vadinį klinzmą. Aha, kaip šitas skaniai. Čia tas apimtis didelis, tai pleškas skaniai. Nu, kvapanas. Dargutė po to paskanu? Taip nematote, nereiškia, kad negirdi. Kirpyklai. Irgi šunų. Ar jie irgi taip valdo? Nežinau, neteko man. Nesistebinėjau, kokia čia. Ir kaip malda. Žinau, kokia. O jums atrodo vakar be kirpyklos? Aš prieš tai. Taip plaunama, ne? Kava. Veiduką. Nu, aš stengiuosi labai arti akių neplauti karštais balinančiais, dėl to, kad jie paskui būna kitiem labai dirgina kitas. Tai... Nu, darbo šaunuolis, tai šaunuolis. Čia negero. Kažkas čia vyksta negero. Taip. Tu nori uždengti veidrodį? Reikėtų stalą, nes ant narvų valot mėgą koją pakišti, tai irgi visi surankit kabinį. Viskas padangs pigu. Vienas gražuotas skirtumų, dar sakėme mes. Bet kokio būdžiai, kam mes čia dabar laužėm? Dabar kažkur 230 eurų tau, jis pauliam didelių. Nereplimuoja. Vienai vietoj kalbėjimas ir viską. O tu jau kai bandai, kad paštarnauji, ne?
Nesąmonė, iki 8 parkavimų. Iki 8 parkavimų šeštadienį. Kaune šeštadienis nemokamas, o darbo dienom iki 5. O čia mokamai? Iki 5. Eikit savo, aš palikau aikštelį, tai ten Dabar mokamai? baudą Aš sumokės. nežinau, kur palikote, kurioje aikštelėje jūs palikote. Aš tai čia pasilikau, iki 8. O jo. Šiaip yra čia vat, iš karto iš kitos pusės mūsų nemokama aikštelė, tai galite tenai pasisakyti. Tai bet jau dabar viskas. O Jezu. O kurioje vietoje Tai palikote? gal nieks netikrins. Tai gal ten nemokamai? Nemokama gurnėlė. Na, dar tai nemokama. Žodžius tam bus parkavimo pusė. Prieš 2 valandas. Per valandą. Tai pavyzdžiui, po pirmąjį, tai argas ir 3 majas. Taigi čia dar ten pasiūlė. Gal mane lygėsim? Man tai įsikurtas dabar. Visi jie dreba, kuo didesnis, to labiau. Aš su Maja, kas gerai, tai vienodai, ar tai apenuoji, ar šukuoji, ar maudai, jinai kaip padėti ir stovi. Apenuoji, tai šukuoji, tai pagauliau, šiaip šukuoji. O Arvis tai irgi sutiko, davai mane, bet mane panuos, man šuką pasiūlė. Esi kaip tenam susikarsiu. Arvis su irbliu ten. Su žmogišku normaliu. 20 minučių ir viskas. Normaliu ten varėm, tai O balzamą 3,5 deda? valandos. Ne, ne balzamą, aš dėsiu aliejų. Filmavau ir nieko nepaliko. O ką tas aliejus? Jisai, kadangi šampūnai sausina plauką, tai vis viena reikia kažko tai drėkinti, bet kondicionierius jį labai minkština. O tas aliejus neapsunkina plauko? Net reikia labai nedaug jo pilti. Aš dabar skaičiau 1 šaukštą, valgomą šaukštą į 4,5 valandas. Taupimo sumetimais, jeigu nenorit labai daug išnaudot, nes šiaip gali būti, kad viso ir nereikės, bet kaip tokį koncentratą pasidaro, tai skempinę dedam. Kas čia yra? Čia tas Aliejus. Čia tas aliejus. Jūros, kaip ten. Sibrizuolis. Aha, ir kaip atskiestai? Vienas šaukštas prie 4 litrų vandens. Kondicioneriaus nededu, nes suminkština plauką. O kad stovėtų plaukas, reiškia, turi būti kitas. Ir šito reikia nenuplauti.
Jo. Tiesiog nededat to šampūno apimties, čia tiesiog ten 3 veiksmai turi būti. Maudymas, dėkinimas, džiovinimas. Maudymas, dėkinimas, džiovinimas. Tarp parodų. Balzamą metu, aš sakau, va šitas salėjas vietoj to balzamą. Kuris yra nepakeičiamas, ypač vasaros sezonu. Aš tiesiog buvau Australijoje ir mačiau, va tą pastatymą. Tuoj, nusisausim ant kojos.